Dabar kovoja Denisas Kukta Vilnius ir Edgaras Bastakys Atėnų Klaipėda. Sekančiai kovai ant antro tatamo ruošiasi Artūras Matulevičius, Warriors Team, Albertas Kašėta, klubas Arėnas. Sekančiai kovai ant antro tatamo svorio kategorijų iki 76 kg ruošiasi Artūras Matulevičius, Warriors Team, Albertas Kašėta, klubas Arėnas. Ant pirmo tatamo sekančiai kovai ruošiasi Lumiak Aleksandras, Klaipėda 39 ir Anatolijus Kuliakin, Warriors Team. Žaibiška pergalė, todėl ant pirmo tatamo jau dabar kovoti kviečiami Lumiak Aleksandras, Klaipėda 39 ir Anatolijus Kuliakin, Warriors Team. На поединок называется на татаме Lumiak Aleksandras из ГФЛ 39 и Анатолий Kuliakin, Warriors Team. Ай, не надо. Dėl kokio pakilo tas greitis. Sekančiai kovai ant pirmo tatamo ruošiasi Denis Afanasievič, Warriors Team, Naglis Timišauskas, Atėnų Klaipėda. Ruošiuosi. Tuoj ruošiuosi. Aš po to tave Naglis įmuosiu. Edgarai, pasidaryk gerus gripsus, gerus pasiėmimus. Да, laikyk už rankovės, neužrieš. Dabar socialinė silencija. Dabar stok. Dabar stok. Drąsiai. Vadai, įsitiek. Ne, просто rankas. На поединок вызывается Lumiak Aleksandras, Klaipėda 39 и Анатолий Kuliakin, Warriors Team. Анатолий Kuliakin из Warriors Team и Lumiak Aleksandras, Klaipėda 39. Ką? Ir dabar. Gerai, pasiėmė vieną paėmimą. Antrą, gerai. Su dešinė ranka atsakinėjai. Įstok, eik, Edgarai, į stovėseną. Teisingai. Svorio kategorija 79 kg ruošiasi Denis Afanasievič, Warriors Team, Naglis Timišauskas, Atėnų Klaipėda. Dar kartelį. Vieną, antrą, dar kartelį. Duokit sėdį. Nagli, man atrodo, tu jau turi eiti. Man visą pasakyti. Duok man savo fotiką.
Neskubėk, Edgarai, rink taškus. Side kontrolą kelieną dėk, neskubėk. Neduok atsistot. Labai gerai, pasidaryk gerus gripsus. Gerai, eik. Trisdešimt sekundžių. Neskubėk, Edgarai, pirmauji. Ant pirmo tatamio į kovą kviečiami Denis Apanasovič, Warriors Team ir Naglis Kanišauskas, ATM Klaipėda. И следующий поединок у нас вызывается Денис Апанасович, Warriors Team и Naglis Kanišauskas, ATM Klaipėda. Primenu, kad 3 sekundės, 2. pirmas iškviestas sportininkas visą laiką rikiuojasi toj pusėj, kur yra pažymėta teisėjo ranka.